koksgi yra leksikologijos ir leksikografijos santykis? Žinoma, galima pasakyti, kad leksikografija yra leksikologijos šaka. Kita vertus, galima atvirkščiai mąstyti, kad leksikografija yra mokslas, kuris apima ir leksikologiją. Kodėl taip manau? Viena, leksikologija, kaip jau žinome, tyria žodžių reikšmes ir jų semantiką. Tam, kad parašytum gerą žodyną ir parinktum geras definicijas, tu turi jas gerai išmanyti, vadinasi, žinoti, kaip ta reikšmė susidaro, ką reikia, kokius pagrindinius elementus išskirti apibrėžtyje ir panašiai. Antra, leksikologija tyria ir žodžių sandaras. Tai yra, kokia morfeminė sudėtis, koks santykis tarp šaknies ir morfemų kitų. Lygiai to paties reikia ir leksikografam. Viena, jie turi atsirinkti sudėtinius žodžius, darinius nuo pamatinių žodžių, aiškintis, kiek jų pateikti, kada pateikti, parodyti jų tarpusavio santykį ir panašius dalykus. Trečia, galima šnekėti apie leksikologijos kaip žodžio etimologijos tyrimus. Žinoma, jie yra teoriniai, bet to paties reikia ir etimologiniams žodynams, kai tu turi išsiaiškinti, kokia yra žodžio kilmė ir kaip ją pateikti aiškiai ir suprantamai. Trečias dalykas, leksikologija tyria sisteminių žodžių santykius, tai yra sinoniminius, antoniminius, taip pat gali būti ir homoniminiai santykiai ir panašus dalykai. To reikia ir leksikografams. Pirmiausia, atskirti sinoniminius žodžius, paaiškinti, kas yra antoniminės poros, ar jas pateikti. Trečia, išsiaiškinti, ar žodžiai yra homonimai ar ne, sinchroniniu aspektu ir panašių dalykų. Na ir paskutinis dalykas, kur irgi labai svarbus tiek leksikologijai, tiek leksikografijai, yra žodžių vartosena. Žinoma, reikia ir išsamių tyrimų, kokios reikšmės yra, kokios tų reikšmių motyvacijos, kaip jos susidarė. Na, o leksikografams, kaip tas reikšmės pateikti, kiek jų išskirti, kokio eiliškumo jas sudėlioti žodyne ir kaip paaiškinti, kokius vartosenos pavyzdžius parinkti.